Iš Lietuvos išvykau keletą kartų, bet ta rimtoji didžioji mano emigracija prasidėjo prieš beveik 13 metų, kai jau vykau pas mylimąjį į Bulgariją. Prieš tai buvo tokie pasibandymai po keletą mėnesių pagyventi Amerikoje, keletą metų gyvenau Anglijoje, bet visada jaučiau, kad tai laikina, kad tai yra noras užsidirbti, pažinti, pasimokyti. O jau kai vykau kurti šeimos ir visi aplinkui klausinėjo, tai ar su visam tas jausmas tikrai buvo visai kitoks nei vykstant į kokią mainų programą ar padirbėti vasarai į Ameriką ar Angliją. Atvykus į naują šalį mane labiausiai nustebino kontrastai. Bulgarija tikrai yra kontrastų šalis ir čia šalia nuostabios gamtos, kalnų, jūros, krioklių ir tų kalnų upių labai sraunių, miškų, nuostabių senų medžių ir įvairiausių vienuolynų senovinių, kurortų ir šiltų žmonių. Šalia to yra ir skurdo, yra daug benamių gyvūnų, yra daug tokios estetikos keistos, kai šalia dangoraižio ar prabangaus viešbučio gali būti kažkokia tai lūšnelė paramstyta. Tai daug dalykų tikrai šiek tiek stebino, bet sakyčiau, buvau pasiruošus, nes prieš atvykdama jau gyventi, tai ne vieną kartą ir ne 2 kartus lankiausi čia atostogų, paskui pasibandyti pabūti ilgesnį laiką pas savo partnerį, tai buvau šiek tiek prisimatavusi tą Bulgariją, bet tikrai man atrodo, kad visiškai pasimatuoti gyvenimo svetimoje šalyje per trumpą laiką neįmanoma, jisai su metais keičiasi ir gilėja. Pirmieji metai svetur man buvo tokia adaptacijos turbūt laikas, apšilti kojas reikėjo, bet aš tęsiau savo darbus pradėtus Lietuvoje nuotoliniu būdu, toliau likau dirbti vieno žurnalo apie aviaciją redakcijoje, tai man buvo toksai garantas, kad tarsi saugumo pagalbė, nežinau, kad man nereikės jau visiškai visko pradėti nuo nulio, kad man nereikės būti priklausoma nuo savo vyro kurį laiką, kad aš išsaugosiu tą savarankiškumą ir laisvę grįžti, jeigu kažkas nepatiks, tai aš jaučiausi turbūt, kad gyvenu toliau neakivaizdžiai Lietuvoje, o buitinė prasme Bulgarijoje, ir toksai buvo pirmieji metai gana nesudėtingi, nes tai buvo laikas, kai aš tiesiog, tai atrodo gal dar šiek tiek kaip nuotykis, norėjau pažinti tą šalį, apvažinėti, tai tikrai buvo gana įdomus ir šviesus laikas patys pirmieji metai. Sunkiausia būti toli nuo savo artimųjų, kai vyras čia šalia turi visą šeimą, bet iš dalies dėl to ir pasirinkom ne trečią šalį, kokią nors gyventi Anglijoje, Amerikoje ar dar kur nors, o kad bent iš vienos pusės mes turėtumėm tą šeimos jausmą, giminės, vaikai turėtų senelius. Ir turbūt sunkiausias laikas ir didžiausias krūvis atsirado gimus vaikam, kai aš pajaučiau, kad aš tarsi viena turiu atstoti visą Lietuvą, perduoti kalbą, tradicijas ir kad nuo manęs didžiąją dalimi tai priklauso. Tai yra tikrai didžiulė atsakomybė ir tame kelyje kyla įvairiausių iššūkių. Tai šita sritis turbūt sunkiausia. Tačiau motinystė emigracijoje mane išmokė turbūt ir dar labiau parodė, kiek man svarbi mano kalba, kokia man svarbi ir kokios svarbios man šaknis, kaip aš noriu tą lietuvišką tapatybę, tą džiaugsmą būti lietuvio, pasididžiavimą ir tą visą istoriją perduoti ir vaikams, kad ir juose tai būtų gyva, kad nebūtų Lietuva tai kažkokia mamos ar močiutės pasakų šalis, kad jie turėtų gyvą ryšį. Mes kasmet bent mėnesį į vasarą važiuojam į Lietuvą, kalbu su vaikais tik tai lietuviškai ir dukra puikiai kalba, sūnus mažas dar truputį maišo ir darželio etapas, jisai atsakinėja mane mažai bulgariškai, tai tikrai būna
kartais liūdna, kartais nusiviliu savim, bet aš žinau, kad dar daug ką turiu padaryti, kad ta kelionė būtų sklandi ir sėkminga. Lietuviškumą savo gyvenime labiausiai jaučiu, nežinau, kasdien aš jį jaučiu, aš pasirinkus turbūt ne visai tipinį tokį emigracijos kelią, tai aš esu žurnalistė, esu tarp dviejų šalių bendruomenės įkūrėja, tai aš tą lietuviškumu kasdien gyvenu. Kartais sakau, kad ta kalba yra mano namai, tai aš kasdien kalbu lietuviškai, rašau lietuviškai, kalbinu pasaulio lietuvius. Suburiu moteris iš įvairiausių šalių irgi tokią nuotolinę bendruomenę, kur mes bendraujame apie emocinius iššūkius emigracijoje, apie santykius mišrioje šeimoje, bandom kurti tą autentišką kelią emigracijos kiekviena, taip kaip mums svarbu, kaip mums pavyksta apjungti tas dvi kultūras savo gyvenime, o ne pagal kažkokius tai standartus ar stereotipus. Būti lietuve svetur man reiškia būti savimi, nežinau, išsaugoti savastį, išsaugoti savo esybę, kartu pristatyti pasauliui Lietuvą, atstovauti Lietuvą ir man atrodo, kad tas žinojimas savo šaknų, jausmas, nežinau, tarsi protėvių visų už manęs, kurie lėmė, kad aš čia atsirašiau šiandieną, tai man tai suteikia tvirtybę, suteikia pasididžiavimo jausmą, įkvėpimą ir kartu man padeda net ir pagilinti santykį su šalimi, kurioje gyvenu, su Bulgarija, nes aš tam bent noriu giliau pažinti ir čia gyvenančių žmonės, jų mentalitetą, jų istoriją ir suprasti, kodėl kai kuriuos skirtumus nelyginant, kas geresnis, bet tiesiog kuo mes kitokie, kuo mes galim vieni iš kitų išmokti, kas man tinka, tai man atrodo, kad gilus stiprus santykis su savo tautinė tapatybė padeda geriau suprasti ir netgi ir įsilieti ir atstovauti Lietuvą svetur. Kartais jaučiuosi tarp dviejų pasaulių, ypač turbūt motinystėje, kai su vaikais kalbu lietuviškai, stengiuosi tradicijas palaikyti, vedu į lituanistinę mokyklą, na mūsų atveju nuotoliu, nes nėra arti. Ir kad tas mano lietuviškas gyvenimas dažnai atrodo, kad jisai vyksta nuotoliu, o buitis yra bulgariška, tai tokių yra kontrastų ir vidinių kartais konfliktų, kai jau bulgariški kažkokie tai dalykai irgi tampa labai savi ir tada grįžus į Lietuvą kažkur keistai pasielgiu ar nebesuprantu, tai man atrodo, kad čia yra tiesiog emigrantų tokia dalia greičiausiai. Savo artimų žmonių ratą radau, kai susilaukiau vaikų. Be vyro ir šeimos ir nuotolinių bendravimų su Lietuvoje ir kitose šalyse likusiais draugais, tai tikrai mano giliausi ryšiai jau čia gyvai atsirado susilaukus vaikų ir daugiau ėmus bendrauti su kitomis mamomis, aišku, kad irgi ne su visomis, bet kasdien einant į parką, į žaidimų aikšteles, net ir iš kaiminystės, kur buvom su žmonėmis, matėmės tik iš matymo pažįstami, tai tikrai pabendravus daugiau atsirado gilių, brandžių draugysčių. O tos draugystės vietinės, su vietiniais žmonėmis, tai jos padėjo man dar geriau pažinti Bulgariją, ne tik savo akimis, ne tik savo vyro ir jo šeimos akimis, bet ir dar skirtingais aspektais, sužinoti naujų dalykų ir tiesiog pasijausti čia savesne ir priimta. Labai didžiuojasi turbūt tuo, kad man pavyko išlaikyti savo lietuviškumą, savo savastį, kad man pavyko apjungti savo gyvenimą tas dvi šalis ir dvi kultūras, neieškant skirtumų, negailint savęs, o jungiant, tiesiant tiltus ir lietuvius supažindinant su Bulgarija, bulgarus su Lietuva ir gyventi čia, pasiemant tos tarp kultūrinės aplinkos dovanas. Jeigu galėčiau grįžti į pradžią, turbūt padrąsinčiau save
Taip, pasakyčiau savo, kad tu tikrai neprivalai dabar kuo greičiau išmokti kalbos, nors tai labai padeda, kad tu nieko neprivalai pritapti, neprivalai pasikeisti, tiesiog turi išlaisvėti, su smalsumu, atvirumu eiti į pažintis, nesidrovėti, drąsiai. Ir tada, kai tu nebijai ir drąsiai esi savimi, tai ir kiti tave priema, esi įdomi ir kartu atstovauji ir save, ir savo šalį, ir tie ryšiai per atvirumą, per nuoširdumą, per nebijojimą to pačio pažeidžiamumo prisipažinti, kad ir vietiniams, kad kartais kaip emigrantė jaučiuosi kažkur tai galbūt svetimesnė ar ne viską suprantu, tai tas atveria kelią į nuoširdžias draugystės ir gilius prasmingus pokalbius. Vienas dalykas, kurį šiame kelyje supratau apie save, yra tai, kad vis tik esu šaknų žmogus, kad man labai svarbus tas kraujo šauksmas, kad man labai svarbi yra kilmė, turbūt tik išvykusi tą dar daugiau supratau, bet kartu, kad emigracija nėra jokia išdavystė, neturiu prieš nieką jaustis kalta, kad tai ir yra turbūt mano kelias suprasti, kiek man svarbi ir ką man reiškia Lietuva ir gyventi, saugoti lietuviškumą, saugoti savo kalbą ir skleisti ją svetur, būrent. Ir dar supratau, kad man labai svarbu burti žmonės, kalbėtis apie tas emigracijos patirtis, reflektuoti ir tame matau labai didelę prasmę. Jeigu savo istoriją reikėtų apibūdinti vienu sakiniu, tai skambėtų turbūt mano gyvenimas tarp dviejų šalių. O kitoms lietuviams moterims norėčiau priminti, kad nėra jokios vienos stebuklingos ir vienos teisingos emigracijos formulės. O tą sėkmę emigracijoje mes susikuriam, jeigu išdrįstame gyventi savo autentišką gyvenimą, apjungdamos kelias kultūras.